Daugiafunkcinis elektroninių paslaugų portalas epaslaugos.ird.lt ypač patogus vairuojantiems asmenims. Lengvai pasiekiama informacija, duomenų tvarkymas, skundų ir paaiškinimų teikimas. Viskas vienoje vietoje. Kaip tai veikia? Prisijungti prie portalo epaslaugos.ird.lt galima su elektroniniu parašu arba per elektroninės bankininkystės sistemą. Asmeninėje paskyroje matysite visus savo ar su jums priklausančią transporto priemonę padarytus administracinius nusižengimus. Administracinius nusižengimus, kuriuose esate pripažintas nukentėjusiuoju. Informacija apie nepilnamečių vaikų padarytus administracinius nusižengimus. Paskyroje galite pranešti apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie nusižengimo metu valdė jums priklausančias transporto priemones. Paskyroje taip pat galima teikti paaiškinimus ir skundus administracinių nusižengimų bylose, įkelti dokumentus, matyti informaciją apie priimtus arba atmestus skundus. Jūsų pateikta informacija talpinama administracinių nusižengimų registre prie atitinkamos administracinio nusižengimo bylos ir yra matoma tiriančio ar nagrinėjančio pareigūno. Todėl papildomai teikti informacijos jokiais kitais būdais – elektroniniu paštu, atvykus į įstaigą ar telefonu – nereikia. Elektroninių paslaugų portale informacija apie padarytus nusižengimus pasiekiama ir valdoma paprastai ir greitai. Prisijungti prie paskyros galima bet kuriuo paros metu, 7 dienas per savaitę.